Sveiki visi, čia su jumis Prefix ir šiandien noriu jums pristatyti naują MSI produktą Z270 Tomahawk pagrindinę plokštę. Taigi nelaukdami pirmiausia skubame prie įpakavimo. Kaip ir įprasta MSI žaidimų serijos gaminiams, šios pagrindinės plokštės dėžutė išmarginta juoda ir raudona spalvomis. Priekyje didelėmis raidėmis užrašytas modelio pavadinimas, o gale kaip visada galime rasti visas pagrindinės šios plokštės ypatybės. Atidarę dėžutę mus iš karto pasitinka įpakuota pati pagrindinė plokštė, toliau randame du SATA kabelius, priekinį skydelį, tvarkiklių DVD diskus, instaliacijos vadovą, padėkos lapelį bei vartotojo vadovą. Kai išnaršėme dėžutės vidų, keliaujame prie pačios plokštės, kuri palyginti su pigesnėmis pagrindinėmis plokštėmis išsiskiria savo dizainu, kuris ne tik gražus akiai, bet ir atlieka svarbų vaidmenį vėsinant tam tikrus komponentus, jog užtikrintų stabilų sistemos darbą. Tai yra tikrai gana svarbu, kadangi ši pagrindinė plokštė pilnai palaiko procesoriaus spartinimą. Ir kadangi jau 2017 metai, kiekviena save gerbinti pagrindinė plokštė turi turėti kokį nors LED apšvietimą. Tad Z270 Tomahawk nėra išimtis. Plokštės gale kampuose yra išdėstyti LED diodai, kurie švyti raudona spalva. Bet jei jums to nepakanka, galite papildomai prisijungti savo RGB LED juosteles. Gerių spalvą ar apšvietimo efektus galite reguliuoti tiek kompiuteryje, tiek savo išmaniajame telefone su tam skirta MSI Gaming App programėle. Toliau keliaujame prie pačių jungčių, kurių čia yra daugybė. Ši pagrindinė plokštė palaiko tiek 6 kartos Skylake, tiek 7 kartos Kaby Lake Intel procesorius. Prie procesoriaus randame 4 DDR4 RAM slotus, kurie su DDR4 boost technologija spartinasi net iki 3800 MHz. Toliau šone randame 6 SATA 3 jungtis, prie kurių galėsite jungti savo SSD arba kietuosius diskus. Taip pat jei SATA 3 greičių nepakanka, galite pasinaudoti 2 M.2 slotais, kurie palaiko daugiau nei 5 kart didesnius greičius. Toliau aptinkame net 3 PCI Express X16 ir dar papildomas 3 PCI X1 jungtis. Vaizdo plokštei skirta speciali PCI Steel Armor jungtis, kuri yra papildomai sutvirtinta ir taip turėtų ne tik ilgiau tarnauti, bet ir apsaugoti vaizdo plokštę nuo lenkimo ir kitos žalos. Taip pat pagrindinė plokštė palaiko AMD Crossfire technologiją, su kuria galėsite sujungti kelias AMD vaizdo plokštės. Priekinėje dalyje randame visą šūsnį jungčių, tokių kaip 3 USB 3.1, 1 USB Type-C ir 4 USB 2.0 jungtis. Toliau seka DVI ir HDMI vaizdo jungtis, PS2 bei paauksuotos garso jungtis, kurios palaiko 7.1 aukštos kokybės garsą. Ir pabaigai Intel Gaming LAN Gigabit interneto jungtis, kuri žaidžiant žaidimus užtikrins stabilų interneto darbą. Verta paminėti, jog šios pagrindinės plokštės Audio Boost garso sistema yra izoliuota nuo visų kitų kompiuterio komponentų, tam jog užtikrintų kuo mažesnį triukšmo lygį ir skaidresnį garsą. Visus pagrindinės plokštės nustatymus galėsite patogiai keisti Click BIOS 5 aplinkoje. Taip pat vieno mygtuko paspaudimu aktyvuoti Game Boost režimą, kuris atliks visą darbą už jus ir be jokio vargo saugiai paspartins jūsų sistemą. Apibendrinus galiu pasakyti, jog Z270 Tomahawk yra aukštos klasės gaminys, kuris tikrai nenuvils tų žaidimo entuziastų, kurie iš savo sistemos nori įspausti viską, ką gali. Taigi dėkui, jog žiūrėjot mano trumpą šios pagrindinės plokštės apžvalgą ir jeigu jums patiko ši apžvalga, bent šiek tiek paspauskit like. Jei norit daugiau tokių apžvalgų ateityje, užsiprenumeruokit mano kanalą ir see ya!